Labas iš mano naujo vlogo, aš čia visa tokia susivėlus, bet žinot, tie visi šalikai, kapišonai ir panašiai. Labai dar šalta, yra 6 laipsniai tik tai šiandieną. Ir aš šiandien kovo 1, pavasaris, tai su pavasario pradžia. Aš esu mašinai, nes aš atsinešiau savo apsipirkimą čia. Papasakosiu, kokia būna šeštadienio rutina mūsų. Atsikeliu be žadintuvo, žinoma, tai atsikeliu 7:44, dabar kadangi kelias dienas buvau kėlusis tuo metu, tai pas mano biologinis laikrodis labai tiksliai pradeda tada tą pačią dieną atbudinėti mane, tuo pačiu laiku, grinai net minutę į minutę. Tai va, tai šeštadieniais tiesiog pačilinam ryte, išgeriu kavos, tada dušas, pusryčiai ir šiandieną turėjau užsakymą botoksą daryti kramtomą raumenį mano draugo firmos HR vadoviai. Jis yra mano metų, tai jau yra dariusios kažkada botoksą, bet į šituos nes sakė, labai skauda galva nuo to, labai dantim griežti, nuo dantų griežimo pats geriausias gydymas ir šiaip labai mažai rizikingas dalykas ir dar suplonino veidą. Tai kieno veidas yra kampuotas už tais, žinot, pažandėm tom kampuotom, tai labai gerai. Tai žodžiu, 12 valandą susitikom biure pas juos. Tai padariau šitą, tada nunešėm irgi, mūsų būna standartas, čia dabar toks ekstra žingsnis, bet šiaip šeštadienio standartas nunešti kešą, nes man daug kas moka grinaisiais ir reikia įnešti kortelę, o kadangi mano bankomatas yra čia netoliese, kur mes visada ar taip šeštadienį einam, tai mes nueinam dar kešą nunešti, tai įnešėm kešą ir tada dar apsipirkti parduotuvę ir dar kartais užeinam pasišopinti, aš beje dabar retai šopinos, kaip jau sakiau, nam vlogą, tai pažiūrėkit mano prieš tai buvusi vlogą, daug pasakojau, kaip sekasi. Tai buvom šiandien draugui, reikėjo, jis dabar užsivedė mokytis skraidyti, per kompą, simuliatorių žaidžia lėktuvų, ten visų įmanomų. Šiaip esu padovanojus su kalėdom, jam nupirkau simuliatorių Hamburgo oro uoste, nueiti ten 1,5 valandos, man atrodo, tam tikram simuliatoriui paskraidyti, jisai, kadangi toks yra labai mėgsta technikinius dalykus, tai dabar mokosi skraidyti ir dabar reikėjo naujo kontrolerio to žaidimo, tas, kur, žinot, būna Xbox'o dalykas, tai jisai nusipirko naują, nes jau buvo senas ir valdymas nebe taip, kaip jam reikia, perfekcionistiškai. Ir tada aš einu visą laiką dar į drugstore vadinamą, tai čia būna pas mus ir maisto, ir šitokių dalykų, ir, reikėjo man valymo priemonių ir panašiai, aš labai mėgstu nueiti dar vieną kažkur. Ir tada, kadangi aš čia parkuojuosi, nes Hamburgo su parkavimus yra taip, kad tu prie namų nepasiparkuosi, čia yra koks 1,5 kilometras, tai turiu visai eiti peškom nuo parkavimo iki namų, nes prie namų tai be šansų. Tai aš tada visai, kadangi čia man pakeliu yra tas drugstoras, tai aš visai iki mašiną atnešu iš karto, kad man nereiktų sekmadienį viso šito pundo nešti. Dabar reikia atsirinkti, aš parodysiu, ką pirkau. Reikia atsirinkti, ką dabar nešiu vėl pas draugą, tai vieną valymo dalyką čia jau nupirkau, nes jis apie tokius net nepagalvoja, tada kūno losjono man reikia, tada paprašė pesto, nes darysim šiandien tokį dalyką, tiksliau jis darys, aš pažiūrėsiu. Visa kita liks mašinoje, šitas čia man irgi šiandienai deserčiukas, toks jogurtukas, visa kita liks mašinai, bet gal reikia bagažinę įdėti, aš labai nemėgstu, kai būna mašinoje atviri daiktai, nes aš bijau, kad išdauš langą kas nors čia tokie jau labai vertingi daiktai, bet žinot, niekada negali žinoti, koks nors praeis apsinarkašinės, sakys, aš noriu saldumynų kokių ir kas gali trukdyti čia langą išdaužti, ne? Tai va, sunešu viską į bagažinę ir einu namo, tai tada, kadangi mes vakarieniaujam, vokiečiai vakarieniauja 6, tai pagrindinė vis tik 6, dabar yra 2, tai aš dar pasnekinu biškį, sneksiu. Tai va, tai tokie mūsų šeštadieniai būna dažniausiai, jeigu neturim kažko labai susitarę. Šiandien buvo kalba, gal eisim vakarieniauti su draugais, bet tie draugai kažkaip nieko neberašė, tai sakau, mes esame abu planavimo žmonės, jeigu jau nėra plano, nėra rezervuota, tai sakau, ne, tada jau liekam namuose. Man nepatinka spontaniški planai, mums reikia važiuoti iki tenai valandą, tai jokių spontaniškumų aš nemėgstu, tai pasakiau, kad tai jisai sakė, kad sakys, kad aš dirbu šiandieną, tai dėl to. Kitą kartą turi būti suplanuota normaliai, arba tada ne. Arba tada aš galiu suplanuoti, bet aš tokių spontaniškų nelabai mėgstu. Tai va. Tai rytoj sekmadienį irgi taip ryte lygiai taip pat pačilinam, pavalgom ir tada jau aš paskui važiuoju namo. Tai va, viskas kaip jau ir prieš daugybę metų. Lygiai ta pati rutina likusi yra, tik tiek, kad aš esu dabar biški, net ne biški, o laimingesnis žmogus dėl savo darbo. Tai va tiek. Tai susidedam viską į bagažinę ir einu tada čilinti. Va, atėjom į biurą. Atėjau leist botoksą. Tai dabar jau einam užsipirkti ir čia yra
čia yra mano draugo biuro pastatas, toksai dangoraižiukas. Čia yra miestas. Shopping time. Nu va, mano apsipirkimas šeštadieninis dalinai, nes jau dalinai draugas apipirko, bet dar kai ką pamiršau. Čia pomidoriukai, aš beje čia buvau realiai kosmetikos parduotuvė, yra tokia vadinama kaip drogery, pas mus kaip drugstore. Ten būna ir maisto, tai ėmiau tik to, ką įmanoma ten gauti. Šiaip norėjau ir paprikų ir viską, bet ne visko būna. Tai pasėmiau šitų pomidoriukų. Pasėmiau dabar šiandieną į tokį jogurtuką, aš valgau tik savaitgalius tokius cukruotus, tada draugui įsigamins burgerius su pesto padažu, ten, surf and turf burgerius. Tai baziliko reikėjo, pesto reikėjo, nu aišku, tas toks feikinis, bet nieko. Tada čia namam tuno, anksčiau pirkdavau savose sultyse, bet Simonas, kadangi jis išmano labai viską apie maistą ir ypač apie itališką maistą, sakė nepirkti savose sultyse, nes tai yra biškai kaip popierius, tai ėmiau dabar aliejui, nu ir čia ekologiškas, turėtų būti biškai geresnis variantas. Tada parmezano visada irgi reikia, dabar nemažai gaminu pastos, nu čia mane primokino. Tai va, pieno, įprasto pieno tokio, tada kūno losjono, nes čia tonomis išeina, tada tulko valiklio ir 2 šitos purškiamus, nes pas draugą ir pas save. Tai va, dabar atnešiau viską į mašiną, kadangi čia, aišku, reikia parkuotis už kilometro nuo namų Hamburge. Nu, tai čia atnešiau viską į mašiną iš karto, kad nereikėtų rytoj nešti. Tai dabar reikia atrinkti viską ir eisiu tada čilint, o paskui vakaro apgamins man burgerius. Tai labai faina. Vakar labai skaniai pagamino, tai tokį patį dabar irgi noriu. Va, pas mus jau yra pavasaris. Nu va, krokai žydi. Čia padovanojau su gimtadieniu štai tokią lempą. Tai labai gera dovana, nes ten labai tamsu pjaustyt būna. O, guck mal. Ohne. Witzig. Cool, gutes Geschenk von mir, ne? Auf dem Video sieht das gar nicht gut aus. Ja, das sieht aus wie reingeschissen. Nee, das sieht aus wie irgendwelche Leichenteile im Gras eingewickelt. Zusammengerührt. Das liegt aber an dem Pesto. Ja. Ganz leicht noch. Mit Fingern alle Das ist, kann die Soße nicht so tief ins Brot einsaugen. Und es sollte schön butterig riechen und hat sogar noch Käseschnurren. Ja. Sogar zu Bio-Käse. Ja. Dann machen wir den auf. Geil. Die ziehen sich sowieso wieder zusammen. Ja. Gestern habe ich die auf die Größe gemacht und dann waren die nachher genauso groß wie das Brot. Geil. Wie es sein soll. Der Topf bleibt. Dass wir die ein bisschen weichen bekommen. Aber diese Kombination mit Pesto habe ich auch noch nie. Ja, nur damit sie nicht trocken ist. Die geben ein bisschen mehr Dunst drauf und schneller Kruste. So, Salat nur rund. Wir haben die einmal untergeguckt. Oder? Perfekt von der Brühe. Ja, da mache ich locker 4 drauf. So, dann kommen noch einmal Zwiebeln. Oh, du Scheißfuchs. Danke, Freuni. Va, grįžau namo. Čia mano dar džiovykla mėtų. Nusipirkau tulpyčių, tokių va geltonų. Tada čia iš Amazono. Jau dabar net maisto produktus dažnai užsisakinėjau. Pavyzdžiui, druskos užsisakiau iš Amazono. Tiesiog aš gyvenu kaime ir važinėti ekstra dėl smulkmenų yra ganėtinai toli.
Ir geriau aš tada tiesiog pasiemu kartu, jeigu kažką užsakinėjau, ko man reikėjo, šitų labai reikėjo jau. Tada, dėl ko aš vis sakiausi, tai norėjau va šito losjono šveičiamojo su 12% AHA rūgšties. Ir čia yra šitas ordinary dalykas, kuris, nežinau, kaip keistai supakuotas, bet šitas yra labai viral, populiarus, visi jį turi ir čia ir galvos odai, ir veidų, nu, žodžiu, pasiėmiau ir aš tada servetėlių, man labai patinka tokios susijusios su tematika, čia va dabar yra juodos, tai man neįdomu, nepatinka, aš čia turiu servetėlių stalčių tokį, nieko negaliu padaryti, čia dabar man per daug heloviniškų, rudeniškos. Ten dar yra kalėdinių ir heloviniškų. Gerai, parodom šitą stalčių. Čia yra padėkliukai mediniai, kuriuo aš dabar nebenaudoju, bet gal kada kur nors sugalvosiu, kaip įkomponuoti. Ten yra helovinas ir kalėdos. O čia yra vasara, bet čia per daug man vasariškos jos. Žmonės keisti būna, ne? Bet čia dar helovinas. Čia viskas laukia savo eilės. Tai dabar dėsiu kažkurias iš šitų. Tai neuždarom stalčiaus, tai iš karto uždėti, nes yra pavasaris ir aš servetėlės naudoju valgant, nes aš labai apsidrapstau dar, kai botoksą tiek prisileidus aplink burną, žinokit, tikrai būna, kad biški drapstosi. Pasakysiu, realybė kokia yra, tai reikia man servetėlių valgant, bet ir be botokso aš viską mėtau ir išpilu ir panašiai, žinot mane. Tada čia yra drožtukas darbui, nes yra baltas toks pieštukas, kurio galima žymėtis vietas, kur leisis, bet aš to dažniausiai nedarau, nes man tikrai nereikia. Bet reikia drožtuko turėti darbę, bent jau dėl video, tarkim, kontentų ir panašiai, nors negalima pas mus Vokietijai prieš ir po rezultatų kelti, tai yra draudžiama gydytojams, nes tipo mes priverčiam darytis mediciniškai neindikuotinus treatmentus, tai kosmetologas gali, bet mes ne, bet sakė kosmetologam ir gal algoritmas muša, jeigu kelia prieš po fotkas, nesuprasi, žodžiu. Tai va, ir čia yra irgi kūno losjonas, labai kažkaip norėjau šito koko, nes kažkur irgi viral mačiau video ar kažką, kad vat šitas labai kvepia. Nu, okei, šiaip aš nemėgstu tų kvepiančių, bet gal kokiai progai. Ir man jau reikėjo, čia kilograminis peanut butter, jau man irgi reikėjo, tai pasiėmiau irgi iš Amazono. Tai va. Tai dabar reikia servetėlės pasikeisti ir eisiu gaminti valgyti ir parodysiu, ką darau, kai nieko neturiu namie. Nu va, aš čia prie savo virtuvės sienos dabar tokį papasakosiu dalyką dėl aliejaus. Tai, kaip žinot, mano labai geras draugas Simonas, jisai, esu jau gal pasakojus, o gal ir ne, jisai turi e-shopą. Ir kadangi jis gyveno 20 metų Italijoje ir nusimano apie maistą, ypač itališką, jis pardavinėja gerą alyvuogių aliejų, kuris yra, tarp gurmanų ganėtinai žymus ir žmonės jį užsisakinėja dideliais kiekiais netgi. Ir aš gavau jo prasibandymui. Ir žinokite, kai tokį aliejų pabandai, daugiau nebenori nieko kito, absoliučiai nieko, nes aš nežinau, visą gyvenimą netokį mes aliejų vartojam. Aišku, su alyvuogių aliejum ten yra didžiulė mafija, kad dėl jo yra uždirbami milijonai ir jis yra maišomas, užrašyta ten, kad ekologiškas ir panašiai ir taip toliau, bet jis yra maišomas su visokiais antrarūšiais aliejais. Realiai gauti supermarkete, parduotuviai gero alyvuogių aliejaus yra neįmanoma. Ir aš galėsiu toj parodyti ir papasakot. Tai jis man davė prasibandyti skirtingų aliejų, aš įmesiu video, čia kaip gavau aną rudenį, kai su mašina važiavau. Ir jie turi e-shopą, beje su to e-shopu irgi ten buvo, jis neveikė kurį laiką ir mano draugas net padėjo jį vėl ten prikelti gyvenimui. Tai labai tokia ilga istorija, tai mes net kai buvom Lietuvoje, tai jam pas juos į svečius ir darėm e-shopą. Tai dabar jau pagaliau viskas yra įkelta, tai labai rekomenduoju šitą dalyką išbandyti, kas ieškot gero alyvuogių aliejaus. Šitą prasme, jeigu net ir nebūtų mano labai geras draugas, bet žinokit, jeigu šitą padarysit, daugiau niekada gyvenime nenorėsit grįžti prie paprasto. Tai įkeliu, ką gavau ir dabar tada įkelsiu jų atsiliepimą, nes naudoju kurį laiką, bet labai taupau. Nors sakė netaupyti ir gausiu dar, bet tai yra auksas. Tai yra, nežinau, kažkas tokio. Tai parodysiu toj.
Tai va, čia dar kartą mano šitie aliejai, tai man atrodo dar su česnakais nebuvau pradarius, bet su citrina labai labai skanus. Jį galima užsipilti ant jau pagaminto patiekalo, tarkim, kur tiktų citrina, pavyzdžiui, pastas su lašiša, neseniai gaminau, reiks gal kada parodyti. Nerealu, kažkas nerealaus. Tada, pavyzdžiui, ant omleto ar tiesiog scrambled eggs labai tinka su tais vadinamais trumais, ar mes Vokietijai vadinam triufeliais. Nu, žinot apie ką aš, tai šitas. Ir čia yra, o dieve, šitą labai taupau, jis turi nuosėdų, dar reikės gal kada Simono kad papasakotų prieš kamerą, paprašyti, kad pravestų mini paskaitėlį apie aliejų ir apie polifenolius, tai čia yra tos karčiosios medžiagos, kurios yra žiauriai sveikos. Tai va čia šitas yra, kai būna derlius, jie perka tiesiai iš gamintojų ir veža į Lietuvą. Kaune ir Vilniuje gali jum atvežti gyvai, ypač užsisakant didesnius kiekius, nežinau ten tų taisyklių, bet siunčia tikrai visoje Lietuvoje, tai labai labai rekomenduoju. Ir galima ant aliejaus kepti, klausiau dėl šito mito, kad negalima jo kaitinti, galima, bet labai gaila šitų sveikųjų polifenolių, šitų visų nuosėdų, nes susinaikina, aišku, tos gerosios medžiagos. Tai sakė, kepimų imti kokį, jeigu nori pataupyti. Kadangi turėjau dar nusipirkus tokio seniau, tai čia iš supermarketo, tai kepimui naudoju, nu visiškai skiriasi kvapas, kai šitą atidarai, draugui beje irgi padovanojo mano, tai sakė, kai atidarai, atrodo, kad būtų deginama, žinot, kur būna lempa, ta aromatinė lempa, bet su alyvuogių kvapu, nu yra didžiulis skirtumas. Tai naudoju paprastą kepimui, kad nu vis tiek ten iškepa tos medžiagos, o paskui dar apšlakstau va šituo, tai nerealu. Ir dabar padarysiu testą, įpilsim tokio ir pažiūrėsim, kuo skiriasi spalva. Ir, nu, kvapo neperteiksiu, bet matosi, žinokit, net ir iš, čia reikia biškį, va taip, čia yra šitas, sakykime, tikrasis, tobulasis, o čia yra iš supermarketo, bet bio, ekologiškas, aš jį pirkau labai brangų, aišku, šitie yra šiek tiek brangesni, bet, nu, žinot. Šitas yra tirštesnis, žymiai tirštesnis, turi tų tokių nuosėdėlių daugiau. Ir šitas va yra parduotuvinis, jisai toks keistesnis, o šitas yra, jaučiasi, kad jis yra tiesiog tirštesnis. Ir matot, pagal spalvą yra tamsesnis žymiai negu įprastas iš supermarketo. Tiesiog, nu, net ir butelys šiek tiek matosi, kad, nu, jis yra tikrai tamsus. Aišku, ten tas kitas butelys tai palyginimui netinka, nes jis yra, aš dabar vis tiek gaminsiu, tai galiu čia pyliot, bet jis yra tiesiog toks keistesnis, o šitas yra klampesnis. Tai va. Ir kainos skirtumas nėra didžiulis, bet žinokit, kaip pabandysit va šitą. Čia dabar buvo dar praeitos serijos, dabar jau yra naujesnių, nes, sakau, nuo derliaus ten priklauso. Bet, žinokit, never ever norėsit pirkti net ir patį brangiausią supermarketų. Tai, žinokit, rekomenduoju žiūrėti jų e-shopą ir prasičekinti. Tai va dabar naudosiu kepimui va šitą, o paskui apšlakstimui dėl sveikatos va šitą. Dar pabandom paragauti, čia pirmiausia tas parduotuvinis. Visiškai kitas dalykas, žinokit. Šitas yra tokio sodrumo ir kartumo. Kartumė sveikata yra toks latiniškas posakis. O čia toksai, kaip pripratę, bet sakau, čia yra brangiausias, kuri buvo įmanoma gauti parduotuviai. Ir vis tiek, nu, nepalyginsiu, žinokit, pabandykit. Kam rūpi sveikata, tikrai, žinokit, rekomenduoju. Net jeigu, sakau, čia nebūtų, čia nėra jokia, manęs niekas reklamos daryti neprašė. Bet aš tiesiog noriu pasidalinti šito dalyku. Nu va, dabar gaminsimės šiandieną, kiek čia dabar yra 1:30, tai pietus ir vakarienė to pačiu, rytojaus pietus. Nu, vakarienė jau turbūt neužteks. Tai dabar parodysiu, kaip gaminu, kai nieko neturiu. Beje, mano va, nepykit, bet mano lubos yra geltonos, o sienos raudonos. Tiesiog čia buvo prieš tai šita baisi spalva visose sienose, aš nudažiau va taip, aišku, nudažiau, kad reikėtų dar kartą dažyti, bet tiek to. O lubą aš tikrai nežadu dažyti, nes žinau jau, kaip viskas atrodys, kai aš dažysiu lubas. Aš tiesiog išsimaudysiu pati dažuose. Tai va, nesvarbu, ignoruokim šitos dalykus. Tai dabar, taip, mano keptuvės yra indaplovai. Turiu tik tais wok keptuvę, tai tokia su mažu dugnu, arba turiu mažą keptuvę, kur yra per maža, tai nieko nebus, imsiu puodą.
Ir darysiu patiekalą, kuris vadinasi gamyba, kai nėra beveik nieko namuose. Tai pasiėmėm tiesiog IKEA štai tokį puodą. Čia jūs dabar iš mane žvengsit, bet aš tiesiog rodau realybę, nu tai ką daryti. Beje, labai mažai pradėjau užsisakinėti iš take-outo ir mažokai važiuoju į McDonald's, nors kartais dar važiuoju, žinokit, nes kartais būna tokia situacija, bet buvau įpratus užsisakinėti iš, pas mus yra toks appsas panašiai gal kaip pas jūs Boltas. Boltas yra ir pas mus, bet mano kaime tai tikrai neveikia. Tai Lieferando vadinasi, tai per jį galima užsisakinėti maistą ir netgi į mano kaimą keli tiekėjai veža, nedaug ten jos ant vienos rankos pirštų suskaičiuotum, bet realiai kokybės labai didelės nėra. Yra šiaip fainas indiškas restoranas, bet ten reikia minimum už 4 eurų sakytis ir už 4 eurų 2 dienas man vienai valgyti yra biški, brangokas, sakyčiau, ne dėl to, kad dabar turėčiau taupyti pinigus, bet tiesiog yra principo reikalas. Žinokit, kuo daugiau pinigų uždirbi, tuo principingesnių tampi. Tai jeigu turėčiau keptuvę, visą tai daryčiau keptuviai, bet jinai yra plovime ir ne, tada teks va šitaip, tai užkaitinam, čia dabar bus įtaka mano draugo, mano gero draugo ir mano pačios gamybos ir mano tiesiog supratimo ir dabar juoksitės, bet aš tiesiog taip gaminu. Dabar pažiūrim, kuris aliejus yra šitas matau yra parduotuvinis, tai įpilam, užkaitinam pirmiausia aliejų. Tai niekada nedėti negalima jokių dalykų į šaltą, sakykime, aliejų gali dėti šaltą, riebalą gali dėti šaltą, bet nedėti jokių produktų, kol dar yra neįkaitę. Tai mano draugas visą laiką ten net vandenuką lašina, žiūrėti, ar ten jau spraksi, nes tik kai spraksi galima kažką dėti. Tai pirma pamoka tokia, kas šito nežinojo, turbūt visi žinojo, bet gal kažkas iš jūsų nežinojo, tai pasidalinu. Tai dabar einu ieškoti, ką čia dėti. Tai dabar laukiam, kol įkais, tai reikia tada kažkokio prieskoninio dalyko, turiu omeny svogūno, česnako, ką būtų galima pakepinti. Tai Simonas, linkėjimai tau, beje, Simonai, ir labai sakė, yra nesąmonė didžiulė, nes šaldytas svogūnas ir česnakas yra tas pats, kas nusipirkti šaldytų gėlių. Aš turiu ir tikro, bet labai tingiu pjaustyti šiandieną, nes čia toks dabar bus, žinot, produktas, maisto. Čia dabar toks gaminimas yra visiškai ne tai, kad likučių, bet iš kirvio sriubą verdu. Tai, žinot, kadangi artėja labai sunkus laikai, man tai reikia, gerai, Indrė, gali dabar savo juodą humorą pasitaupyti. Sorry, nepykit. Bet, aš džiaugiuosi, kad mes jau esam šiek tiek vyresni žmonės ir mums nereikės dabar gyventi. Gerai, turiu kažkiek dar čia yra likę. Tai dar neįkaito, manau. Tai pas mus pardavinėja pjaustytą šaldytą svogūno česnako miksą, labai džiaugiuosi to. Bet aišku, geriau būtų, kaip ir Simonas sakytų, kad ne šaldytas gėlės, o šviežias gėlės pirkti ir gaminti. Tai šitą pakepinsiu ir tada kokią nors daržovę ar daržovės. Aš gaminu su nemažai daržovių iš tikrųjų. Šį kartą, kadangi buvau, matėt, tenai apsipirkti, tai nusipirkau pomidoriukų. Daugiau nieko ne. Buvo ten kukurūzų, buvo kažkokių šaknų, bet aš, žinokit, nenorėjau aš jų pirkti. Lentelę naudoju pjaustymo tik medinę. Naudoju ilgą laiką plastikinę, kol kažkur Facebook'e perskaičiau, kad nėra gerai naudoti plastikinės lenteles, ypač kai jos jau būna pabraižytos, nes tu tiesiog valgai mikroplastiką. Niekada apie tai nesusimąsčiau. Įkelsiu, kaip atrodė mano lentelės, kai aš jas pakeičiau. Čia yra tokia gėda, bet žinokit, aš niekada apie tai nesusimąsčiau, kol neperskaičiau. Man Facebookas išmetė dalyką, apie kurį niekad nepagalvojau. Blemba, tokia sveikuolė tipo ir nepagalvojau. Pažiūrėkit, negalima naudoti tokių lentelių, išmeskit lauk. Turiu dar medinės bambukinės, sveikatai nepavojingos, bet, pavyzdžiui, dėl mėsos nėra gerai, nes gali būti nehigieniška, tai užsisakysiu plieninės. Aš galvoju, blemba, tai tie turėtų atšipti peiliai, bet rašo, kad kaip tik jie neatšimpo, dar tampa dar labiau aštrus, tai užsisakysiu plieninės ir draugui užsakysiu, nes man atrodo bambukinės naudoja. Žodžiu, reikia susitvarkyti lenteles, ne? Tai viskas keliauja iš šiukšlyno. Tai supjaustam pomidoriukus, šitie yra ekologiški, tai aš jų nemirkiau, bet paprastai, kai būna neekologiškos daržovės, aš jas pamirkau. Galima sodos tirpalė, kiek girdėjau, žinokit, jeigu aš nusišneku kažkokią dezinformaciją skleidžiu, tai jūs man pasakykit gerai, parašykit į komentarus. Nes tiesiog dabar yra viskas, ką aš esu surinkus, žinot, savo gyvenimo 35 metų, gerai, 4 man, 34 suėjo, eina 35.
patirtyje. Va, koks ilgas sakinys gavosi. Susirišau plaukus, nes amžinai randu blondiniškų plaukų. Jau man atrodo, čia įkaito, tai galim... Oi, biškai per daug. Sumač ir iš karto. Biškai nuimsiu. Taip būna, kai Indrė gamina, ne kai anksčiau gamina. Oi, sudegs čia viskas. Nu, žodžiu, jau gerai prasidėjo gaminimas, per daug įkaitinau. Bet nieko, va, jau rimsta. Reik maišyti, kad nedegtų, nes viltų ganėtinai mažai čia jų. Ir greitai pjaustom pomidoriukus. Tai va, kokią nors daržovės, ko turit, bet nu, kad būtų daržovių basics. Dažnai turiu paprikos, turiu pomidoriukų, tinka ir konservai kokie nors, ten kokios pupelės konservuotos, bet reikės nuplaut, ar kokie konservuoti kukurūzai, arba šaldytos daržovės man labai patinka, nes nereikia ten pjaustyt ir knisti su jom. Tai kadangi mes užimti žmonės esam ir neturim laiko ten visą dieną tas daržovės pjaustyti ir išdarinėti, tai va, šiaip nemažai tų pomidoriukų, bet aš gaminu keliom dienom, trečią dieną jau nevalgau to maisto, bet antrą dieną valgau. Tai va, trečią dieną jau man atrodo saika, ypač reikia atsargiai būti su ryžiais ir makaronais, nes, nu, yra, nežinau, kiek čia pagrįsta, bet rizika, kad kitą dieną jau jie netgi, nu, nors niekad aš nebuvau neapsinuodėjus nei ką, tai, va, sudegė mano biški svogūnai, nu, dabar draugas sakyti, tu sudeginai svogūnus, prideginai, dabar jie bus kartus. Nu, ir aš valgysiu vieną, ne vaikam aš čia gaminu. Tai dabar visą šitą kalną pomidoriukų dedam, atvies temperatūrą iš karto. Gerai. Ir daržovės reikia kepinti dėl to, kad atsiskleidžia aromatinės medžiagos. Tai šiaip visą šitą turėčiau keptuvį daryti. Bet ypač, žinokit, raudonos daržovės netgi geriau yra pasisavinamos, yra tas likopenas vadinamas, kai yra apdorota termiškai. Tai viską, kas raudona, galite ramiai kepinti, nes dar sveikiau yra. Tai jeigu turėčiau dar kažkokį daržovę, žirnelių dėčiau šaldyti, pavyzdžiui, dažnai dedu, bet nebeturiu, nes sunaudojau. Tai va, tai dabar biškai čia pakepa. Beje, turiu pjaustymą tą tokį krokodilą iš Top Shopo, tai, pavyzdžiui, paprikos labai greit man susipjausto. Tai tada visai kokį nors proteiną dedu, tai šį kartą tunas, nes mėsos jokios, aš šiaip retai perku mėsą, bet šiaip galima, bet tada jau reikėtų kitaip gaminti tą mėsą atskirai, pakepint galbūt. Bet dabar va pomidoriukai šiek tiek kepinasi. Anksčiau galvojau visą laiką, kad reikia būtinai padažo kokio pilti, ar pomidorų padažo, ar kažko būtinai skysto, bet Simonas mane primokino, kad užtenka dažnai ir aliejaus tiesiog ir nereikia būtent tų padažų ir daugybę pastos receptų, kur nėra ekstra kažkokio padažo. Ir šiaip italai nevalgo su tuo varvančiu padažu, kai būna dažnai Lietuvoje madoje, kad turi viskas plaukti. Ne. Tai aš padažo šį kartą irgi neturiu. Ne, aš jau savo konservų visas spinteles susitvarkiusias ir žinau, kad nieko nėra. Tai turiu va šaldytų itališkų žolelių, gal įdedam. Įdedam biški. Nu, dėl skonio ir kvapo. Nedaug jų liko. Nu va, ir dabar viskas, nenoriu judinti telefono, bet paskui parodysiu, viskas va taip kepinasi. Tada irgi mane Simonas užvedė labai ant kaparėlių, deda visur tos kaparėlius, o man kaparėliai žiauriai patinka. Tik tiek, kad juos reikia visai nusausinti, šiek tiek juos nugręžti, ne tik nugręžti, bet aš pasiėmiau mažą lėkštutę. Ir nu, tarkim, man šiaip jie labai patinka. Nu, aišku, dabar jie visi su visus skysčiu išsivarė. Gal aš juos ir sunaudosiu, aš juos jau aną savaitę atidariau, tai sunaudosiu visus. Tai aš juos biškį taip išgręžiu, šiaip su pirštais galima. Bet aš su šaukštu juos taip pat. Ir tą skystį, aišku, nupilu. Man labai kaparėliai skanu, aišku, čia bus dabar jų labai daug.
Nu, jos dėsiu biškai dar vėliau, nežinau, čia taip gerai ar ne, neįsivaizduoju. Šitos visus aš jų neišmetu, aš juos pasilieku, nes dažnai prieskonius kokius įdedu, nes aš negaliu laikyti čia atvirų prieskonių, iš karto prilenda visokių kenkėjų, žinokit, nes aš kaime gyvenu. Tada heksas, kol gaminat, jau iškart tvarkykitės, išsimeskit greit šiukšlės, praskalaukit, ką galima praskalauti. Ne viską aš plaunu indaplovį. Pavyzdžiui, medinių dalykų negalime plauti indaplovį, medinių lentelių, medinių šaukštų, nes jie sueižėja, arba ten kokių glazūruotų dalykų. Na, aišku, gaminime aš tokių nenaudoju, bet, pavyzdžiui, jeigu yra tik su vandeniu, jeigu tik buvo kokia nors daržovė ant peilio, va kaip čia aš praplausiu tiesiog su vandeniu, kam čia dabar dar dėti tą indaplovę, tuoj plą išmetam. Ir iškart padėjau džiūti. Tai va, oi, gerai čia atrodo, skaniai kvepia jau. Tada dar kokių prieskonių einam paieškoti. Nu, turiu kaip tik itališkų prieskonių. Tai dedu, nežinau, gal jos ant galo reikėtų dėti, bet ai, tiek to. Aš, žinot, kaip virš puodo palaikai ar druską ar kažką, aš iškart neuždarau. Nes yra drėgmė, kuri dabar eina, tai aš palieku, kur nors pastatau toliau, kad išsivedintų ar išdžiūtų ir tada gumuliukus nesuliega, aš čia pati taip sugalvoju. Tada Italijoje naudoju, čia tipo darau itališką patiekalą, visiškai ne, bet tipo naudoju labai daug šito juodo pipiro, aš visai perku, čia dabar taip atrodo, nes buvau supylus maltą, draugas kaip pamatys, ką tu čia darai. Nes buvau supylus maltą pipirą į šitą malūnėlį, sakau, kodėl tu maltą? Ai, sakau, tai čia mano pipirinė. Tai dabar jau perku tos, žinot, jau visus tos sveikus pipirus. Nežinau, kaip, nenoriu sakyti žodžiu cielas, nes tai yra negražus žodis. Tai supratot. Ir labai daug jo dedu iš tikrųjų, tik jo nereiktų sukepinti. Druskos aš naudoju be labai mažai savo patiekaluose, praktiškai be druskos gaminu. Nu, biški vaidėsiu, biški. Bet šiaip, va, irgi dabar išsivedinimui dedu. Bet šiaip druskos aš nemėgstu, nepatinka sūriai. Dabar jau kaparėlius įdėsiu. Čia visiškai yra iš nieko, iš konservų. Ir tokių visokių dalykų. Tai jeigu turėčiau to pomidorų padažą, įdėčiau ir to pomidorų padažo. Mėsa tinka kokia, nu ir sakau, sūris tinka, sūrio turiu. Tada kokią nors proteiną, baltymą, tai šiuo atveju tunas. Aš su savo nagais netidarinėju šitų konservų dėžučių, tai čia būna arba su peiliu, arba su šakutė. Nu va, kaip parodomasis dabar dalykas, tai neatsidaro. Va, okei, pasidarė. Tai tunas skardinėlė. Okei. Oi. Bėga viskas pro šoną. Karoči. Va, nu tai į puodą. Indrė ir virtuvė, žinok, aš tokia esu estetinė gamintoja. Tai, jo, šitą dažnai praplaunu, nes kad mano pakuočių šiukšliniai nesusmirstų, tai šitą įdedu į kriauklę. Jo, rankas karts nuo karto nusiplaunam. Be reikalo tą šakutę įdėjau, nu nieko. Nes šiaip galima šalia bet kokį garnyrą daryti. Makaronus, nu va, pastą, kokius ryžius, grikius ir panašiai, bet šitą reikėjo anksčiau jau planuoti, nes dabar jau nebespėsiu, bet aš jau suplanavau, kad išnaudosiu, nes turiu dar likusi lęšių pakelį, štai tokį konservuotų lęšių. Jį reikia sunaudoti, jis dar galioja iki 26 metų Helovyno. Bet aš jį sunaudosiu, aš noriu, anksčiau, aš pirkdavau žiauriai daug į atsargas, aš dabar tiek daug išmečiau pasibaigusio galiojimo produktų, kad viskas, aš daugiau į atsargas nieko nepirksiu, nebent tai būtų, ką labai dažnai naudoju. Tai va, biškai parodysiu, kaip atrodo mano, žiūrim. Va. Dabar, aišku, ištepiau telefono grandinę. Nu, gerai, čia skaniai kvepia.
Tai jeigu turėčiau pastos, turiu pastos, sujudinau, bet noriu šį kartą panaudoti lęšius, nežinau, ar čia jie tinka ar ne. Aišku, pasimk dar didžiausią peilį ir daryk šitos dalykus, Andri, šaunuolio. Jau turiu vieną randą nuo peilio naudojimo. O čia, nežinau, ar matosi, parodysiu gal kada, kai kita istorija. Mašinos aušinimo skysčio dangtelį įmečiau į variklio dugną, į variklį patį. Ir bandžiau iškrapštyti, nes mačiau, kuris yra. Bet bandžiau šaką nusipjauti nuo beržo. Ir aišku, ne taip, kad nuo savęs pjaučiau, į save reikia pjauti, ne? Šaunuoliai ir įsivariau va taip. Čia yra mano gyvenimo istorijos. Okay. Gal šitos irgi aš profiltruosiu. Ir praplausiu. Bet ar nebarbėtų, pasiėmėm lėkštę. Va. Nežinau, ar reikia ir šitos lęšius plaut, bet jeigu pupelės reikia plauti, galvoju, gal reikia juos. Neįsivaizduoju. Žolelių jokių daugiau šviežių neturiu, bet dedam tiesiog va. Nu ne, aš siurbliavau išvažiuojant iš... Gerai. Penktadienį siurbliavausi, nes sekmadienį pas mus negalima nei siurbliuoti, nei skalbimo mašinos leisti, nei plovyklą važiuoti, plovyklos nedirba. Oi, ką padarysiu, nelegalaus, įdėsiu majonezą. Turiu pradaryti, o reikia išnaudoti. Aš turiu tokią fobiją nenaudoti per ilgai pradarytų dalykų. Tai stengiuosi visur juos išnaudoti. Dabar dėsiu majonezą, nieko man nepadarysit. Simonai, kai žiūrėsi šitą vlogą, tai gal susilaikyk nuo kritikos, nes čia yra dabar vlogo tema, kaip pasidaryti pietus ir vakarienę iš kirvio, iš nieko, kai nėra namuose, dėl to, kad aš normaliai neapsipirkau parduotuvėj, buvau tik tam drugstore. Tai dabar tenka naudoti tai, kas yra, tiesiog. Ir gali praversti, jeigu ateitų survival Hunger Games laikai, kai reikės eiti per namus ir ieškoti senų užsilikusių konservų, kaip filmuose rodo. Ir kažkur ant ugnies puodę vienam gaminti, žinai. Aš čia su didelio juodojo humoro doze kalbu, okei? Bet, žinokit, kuo toliau, tuo baisiau viskas darosi, tai ypač po pastarųjų dienų įvykių, tai net baisu pagalvoti. Tai vat politikos dozė prie puodo. Šį savaitgalį žiūrėjau 2 serialus. Įsivaizduojat, beveik suvartojau 2 serialus. Tai žiūrėjau Zero Day Netflix'e. Kaip? Aš esu mačius nepilnai peržiūrėjus, reikia iš naujo peržiūrėti, nes žinot, kaip būna, jau 2 sezonas ar 3 sezonas išėjo čia. Tai ką galvojate, aš prisimenu, kas buvo pirmam sezone, kurį pražiūrėjau per savaitgalį ir jau prieš 3 metus. Iš kur man prisiminti, man reikia iš naujo viską žiūrėti. Tai su House of Cards buvo šitai, bet House of Cards man labai patiko. Tai tas Zero Day irgi ten, aš šiaip galvoju, kad ten labiau bus apokaliptinis, bet ten toks labiau irgi ten Amerikos valdžios dalykai. Pradžiai galvoju, nežinau, ar man patinka, toks biški, atrodo, vos nenoriu kopinti tą House of Cards. Bet žinokit, ant galo patiko, pradėjo patikti. Aš turiu parmezaną, bet nemoku atidaryti, tai reikia atkirpti. Taip, nes slysta rankos. Tai visai patiko, šiaip galiu rekomenduoti. Ten nėra jis ilgas ir gerai susižiūrėjau. Ir dabar kitą žiūriu. Tipo, mes jos abu su draugu kartu pradedam žiūrėti, bet jis užminga iš karto, tai aš viena paskui žiūriu. Tai yra vokiškas serialas Cassandra apie išmaniuosius namus ir robotę, kuri šeima ten, kaip siaubiakai būna prasideda, šeima atsikrausti į naują namą, va tarkoju parmezaną, susirimavo, šeima atsikrausti į naują namą, bet, ten buvo 70-ųjų metų smart home su robotu. Šiaip
nu, žinot, ištęsta šiek tiek. Galėtų būti filmas toks dalykas, bet dabar ant galo jau esu prieš paskutinį seriją, va taip ant galo irgi lygiai taip pat kaip su Zero Day. Nu, kas matėt šitos dalykus galite parašyti, bet ant galo tai visai nieko, žinokit. Aš labai nemėgstu šito pasakymo visai nieko. Tai va mano nauja metinės dar servetėlės, jau jos susinaudojo. Ne, aš jas, man atrodo, padėjau jau į lentyną. Nosis varga, sorry. Nebijokit, prie maisto šitos jau nebedėsiu čia jau šiukšlynė. Tai va, nu, žinot, dabar kaip Netflixas būtinai turi būti juodaodis gėjus, būtinai šitas turi būti dabar įdėta, išpildyti kvotai, nu, nežinau, nu, aišku, gerai, tas diversity, viskas faina, aš palaikau, aš esu labai už visų teisės ir toleranciją, bet toks, žinot, nu, labai pritamta, nes storyline'as visiškai nėra apie tai, bet būtinai turi būti įdėta dabar. Tai dabar galėsit mane pasmerkti už šitą mano nuomonę, bet aš sakau, aš esu labai už tai, kad nu, visi būtų savim, ypač aš, žinot, bet kai žiūri ir ten yra įtemptas veiksmas dėl, nu gerai, dar įtempto nėra, nes biškį ištęsta, bet yra veiksmas apie robotą, kuris paima namų kontrolę, nu man nebūtina matyti šitų bučinių ir tų visų dalykų, na žinau, aš ir šiaip nemėgstu tų visų ten, kur nereikalingų scenų tokių būna. Nu, nežinau, man labai nuo žanro priklauso. Jeigu tinka, tai okei, bet labai pritamta. Tai va tokia mano nuomonė. Ne tik mano, nes tai jau yra daugybė mimsų, kaip Netflixas bando išpildyti kvotą. Kaip dabar buvo kalba dėl juodaodės Hermionos ar juodaodžio Snape'o, tai nu, padarys juodaodį Dumbledorą dabar kiek pamenu. Tai neturiu samčio. Tai okei, nu, Dumbledoras, nu, gali būti, aišku. Bet nežinau, čia taip tos pritempinėja senas, tas visas pasakas. Nu, nežinau, parašykit, ką galvojat jūs apie tai. Ar jūs už, ar prieš. Bet sakau, nu, man, sakau, tie fictional dalykai nei šilta, nei šalta iš tikrųjų. Bet jeigu va taip paklausti mano nuomonės, tai tokia mano nuomonė. Sakau, aš šiaip aš palaikau žmonės, kad būtų su ko nori. Aišku, ten yra tie ekstremalūs dalykai, kur ten aš esu lapė, identifikuojasi su lape. Bet, nu, būk tu tą lapę, kol tu niekam nekenki, kol tu nesi vatnikas kažkoks, tai okei, būk tu tą lapę. Negaila man. Aš irgi esu savo gotų princesė, žinot, tai man tai čia visiškai parodau, kaip gavosi mano trečio pasaulinio postapokalipsinio karo, postapokalipsinė vakarienė iš konservų ir pomidorų, kuriuos viskas gerai. Galvojau, kad puodą padėjau tiesiai ant žibintuvės stalviršio, bet aš tam turiu tokius dalykus. Tai mano postapokalipsinis patiekalas, jeigu rasite parmezano reggiano, aliejaus alyvuogių, nu, sunku čia parodyti, bet čia yra iš konservų ir iš pomidoriukų, tai jeigu laukuose kažkur augs pomidoriukai ir rasit kažkokių senų konservų, tai galėsit pasigaminti. Žodžiu, ačiū, kad žiūrėjot. Šitą vlogą baigsiu, pradėsiu naują, prasideda nauja savaitė, šiandien yra sekmadienis, prasideda naujas laikas, naujas etapas, tai galėsim susitikti. Tai rašykit komentarus, ką galvojat apie mano mintis, ką galit man patarti, padiskutuoti dėl gaminimų ir panašiai. Ir susirašysim. Ir susitiksim, manau, jau labai greitai. Iki.